Sveiki prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanalo. Šios dienos tema – ką turiu žinoti apie pagrindinius mokesčius įsteigus juridinį asmenį. Apžvelgsime pagrindinius mokesčius, kuriuos turi mokėti juridinis asmuo – įmonė. Norėdami įregistruoti juridinį asmenį, pelno siekiančią įmonę, pavyzdžiui, uždarąją akcinę bendrovę, mažąją bendriją, individualią įmonę, ūkinę bendriją ar pelno nesiekiančią organizaciją, pavyzdžiui, asociaciją, viešąją įstaigą, labdaros ir paramos fondą, sodininkų bendriją ar kitą, turite kreiptis į valstybės įmonę registrų centrą. Juridinių asmenų mokami mokesčiai, kuriuos administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, nustatyta Mokesčių administravimo įstatymo 13 straipsnyje. Kiekvieno mokesčio mokėjimo prievolę ir tvarką, priklausomai nuo vykdomos veiklos pobūdžio, uždirbto pelno, gautų pajamų, turimo turto ir panašiai, nustato atskiras mokesčio įstatymas ir kiti poįstatyminiai teisės aktai. Pagrindiniai juridinių asmenų mokami mokesčiai yra pelno mokestis, nekilnojamojo turto mokestis, gyventojų pajamų mokestis, pridėtinės vertės mokestis ir kiti. Valstybinio socialinio draudimo VSD ir privalomojo sveikatos draudimo PSD įmokas administruoja Sodra. Todėl informaciją dėl šių įmokų mokėjimo teikia Sodra. Trumpai pristatysiu pelno mokestį. Mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo, toliau PM įstatymo 11 straipsnio pirmoje dalyje nustatyta tvarka. Iš visų pajamų atėmus neapmokestinamasias pajamas, leidžiamus atskaitimus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitimus. Pajamos ir sąnaudos pripažįstamos pagal pajamų ir sąnaudų kaupimo bei kitus finansinę apskaitą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus apskaitos principus, išskyrus atvejus, kai pajamos gali būti pripažįstamos taikant pinigų apskaitos principą. Pagal kaupimo principą pajamos registruojamos, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo ar išmokėjimo momentą. Pagal pinigų apskaitos principą pajamos pripažįstamos faktiškų pajamų gavimo momentu. Kaupimo principas numato, kad sąnaudos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos, kai jos patiriamos, neatsižvelgiant į laiką, kada buvo gauti ar sumokėti pinigai. Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, sąnaudomis pripažįstama tik ta ataskaitinio ir ankstesnių laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms gautoms pajamoms. Pinigų apskaitos principą gali taikyti naujai įregistruotos įmonės, kurių pirmojo mokestinio laikotarpio planuojamos pajamos neviršis 30 000 eurų per mokestinį laikotarpį. Įmonės, taikančios pinigų apskaitos principą, privalo pereiti prie kaupimo apskaitos principo mokestinių laikotarpių, einančių po to mokestinio laikotarpio, kurį pajamos viršijo 30 000 eurų. Pagrindinis pelno mokesčio tarifas yra 16%, nuo 2026 metų 17%. Lengvatiniai pelno mokesčio tarifai yra 0% už pirmąjį mokestinį laikotarpį, nuo 2026 metų už pirmąjį ir antrąjį mokestinius laikotarpius ir 6% nuo 2026 metų 7%. Įmonė pirmojo mokestinio laikotarpio apmokestinamąjį pelną gali apmokestinti 0% pelno mokesčio tarifu, jeigu ji tenkina visas PM įstatymo 5 straipsnio antroje dalyje nustatytas sąlygas.
Vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius nedidesnis kaip 10 žmonių. Nuo 2026 metų darbuotojų skaičius neribojamas. Pirmojo mokestinio laikotarpio pajamos nedidesnės kaip 300 000 eurų. Įmonė netitinka PM įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nustatytų kriterijų. Tai yra, kai susijusių vienetų bendras vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršė 10 žmonių. Nuo 2026 metų darbuotojų skaičius neribojamas. Ir bendros mokestinio laikotarpio pajamos neviršyje 300 000 eurų. Įmonės dalyviai yra tik fizinis asmuo ar fiziniai asmenys. Per 3 vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, įskaitant pirmąjį mokestinį laikotarpį, įmonės veikla nėra sustabdoma, nėra likviduojama ar reorganizuojama ir dalis nėra perleidžiamos naujiems dalyviams. Įmonė mokestiniu laikotarpiu apmokestinamąjį pelną gali apmokestinti 6 procentų nuo 2026 metų mokestinio laikotarpio 7 procentų pelno mokesčio tarifu, jeigu jį tenkina visas PM įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas. Vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius nedidesnis kaip 10 žmonių. Nuo 2026 metų darbuotojų skaičius neribojamas. Mokestinio laikotarpio pajamos nedidesnės kaip 300 000 eurų. Įmonė netitinka PM įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nustatytų kriterijų. Tai yra, kai susijusių vienetų bendras vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršė 10 žmonių, nuo 2026 metų darbuotojų skaičius neribojamas ir bendros mokestinio laikotarpio pajamos neviršyje 300 000 eurų. Pagal PM įstatymo 5 straipsnio 3 dalies nuostatas lengvatinis pelno mokesčio tarifas netaikomas šio straipsnio 3 dalyje nurodytiems susijusiems vienetams, kai šių vienetų bendras vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius ir arba bendros metinės pajamos viršyje PM įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nustatytus apribojimus. 10 darbuotojų ir arba 300 000 eurų metinių pajamų. Individualioms įmonėms, kurių savininkai ar jų šeimos nariai yra ir kitų individualių įmonių savininkai. Individualioms įmonėms, kurių savininkas ir arba jo šeimos nariai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną kitame vienete valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, dalių, pajų ir vienetams, kuriuose individualios įmonės savininkas ir arba jo šeimos nariai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, dalių, pajų. Vienetams, kuriuose tas pats dalyvis, akcininkas, narys ar pajininkas paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, dalių, pajų. Vienetams, kuriuose tie patys dalyviai, akcininkai, nariai ar pajininkai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną kartu valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, dalių, pajų. Vadovaujantis PM įstatymo 51 ir 53 straipsnių nuostatomis, įmonės privalo mokesčio administratoriui pateikti metinę pelno mokesčio deklaraciją, nepriklausomai nuo to, ar gavo pajamų ar ne. Ir pelno mokestį sumokėti, jeigu jis apskaičiuotas ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio 6 mėnesio 15 dienos. Deklaracijos PLN 204 forma teikia pelno siekiantis ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Deklaracijos PLN 204A forma teikia neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys.
Deklaracijos PLN 204N forma teikia pelno nesiekiantys vienetai, o deklaracijos PLN 204U forma teikia nuolatinės buveinės. Jeigu įmonės praėjusių mokestinio laikotarpio apmokestinamosios pajamos viršija 300 000 eurų, jai yra prievolė pateikti avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR 0430 formą, kurios pateikimo terminas priklauso nuo pasirinkto avansinio pelno mokesčio skaičiavimo būdo. Kai avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, pirmųjų 6 mėnesių minėta deklaracija pateikiama iki kovo 15 dienos ir iki rugsėjo 15 dienos, jei mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais. Kai avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą, deklaracija pateikiama iki kovo 15 dienos, jei mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais. Avansinis pelno mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip kiekvieno mokestinio laikotarpio ketvirčio paskutinio mėnesio 15 dienos. Pirmaisiais mokestiniais metais įregistruoti vienetai nuo avansinio pelno mokesčio atleidžiami, o antraisiais mokestiniais metais mokesčio mokėtojas, pasirinkęs avansinį pelno mokestį mokėti pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, pradeda mokėti avansinį pelno mokestį nuo mokestinio laikotarpio 7 mėnesio. Dabar trumpai pristatysiu nekilnojamojo turto mokestį, toliau NTM. Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo, toliau NTM įstatymo, 4 straipsnio nuostatas NTM objektas yra nekilnojamasis turtas esantis Lietuvos Respublikoje, išskyrus faktiškai nenaudojamą nekilnojamąjį turtą, kurio statyba neužbaigta, statybos įstatyme nustatyta tvarka, bei valdžios ir privataus subjektų partnerystės pagrindų sukurtą ar įgytą nekilnojamąjį turtą. NTM juridinis asmuo moka už jam nuosavybės teisę priklausantį, įsigyjamą bei juridiniam asmeniui neterminuotai ar ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui perduotą naudotis. Pavyzdžiui, pagal nuomos ar panaudos sutartis, nekilnojamąjį turtą arba jo dalį nuosavybės teise priklausantį fiziniam asmeniui arba jo įsigyjamą. NTM lengvatos, kurios taikomos juridiniams asmenims, yra nustatytos NTM įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje. Nekilnojamojo turto mokestinė vertė yra nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė. Vadovaujantis NTM įstatymo 9 straipsnio nuostatomis, nekilnojamojo turto mokestinę vertę nustato nekilnojamojo turto kadastrą ir nekilnojamojo turto registrą tvarkanti valstybės įmonė registrų centras. Nekilnojamojo turto, kuris vertinamas taikant masinį vertinimą, mokestinę vertę, galima sužinoti pagal nekilnojamojo turto unikalų numerį valstybės įmonės registrų centras interneto puslapyje www.registrucentras.lt. Nustatyta nekilnojamojo turto mokestinė vertė taikoma 5 mokestinius laikotarpius. Nuo 2026 metų nekilnojamojo turto vertinimas bus atliekamas vyriausybės nustatyta tvarka ne rečiau kaip kas 3 metai. Pagal NTM įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatas, NTM tarifas yra nuo 0,5% iki 3% nekilnojamojo turto mokestinės vertės. Konkretų NTM tarifą, kuris galioja atitinkamos savivaldybės teritorijoje, nustato savivaldybės taryba. Nuo 2026 m. sausio 1 dienos bus taikomas papildomas 0,2% mokesčio tarifas nekilnojamojo turto mokestiniai vertei ir įskaitomas į valstybės biudžetą.
NTM tarifus galima rasti atitinkamos savivaldybės interneto puslapyje arba Valstybinės mokesčių inspekcijos internetinėme puslapyje www.vmi.lt. NTM įstatyme nustatyta tvarka įmonė apskaičiuoja mokestį nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT 711 formoje nuo 2026 metų mokestinio laikotarpio deklaracijos KIT 719 formą. Ir šią deklaraciją turi pateikti mokesčio administratoriui ir mokestį sumokėti pasibaigus kalendoriniams metams iki kitų kalendorinių metų vasario 15 dienos. Jei sausio 1 dienai už nuosavą ir ar įsigyjama nekilnojamąjį turtą apskaičiuota metinė NTM suma viršija 500 eurų, įmonėje atsiranda prievolė mokėti avansinį nekilnojamojo turto mokestį. Teikiant nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją, KIT 711 užpildomas KIT 711A priedas. Avansinis mokestis sudaro 1/4 metinės NTM sumos, apskaičiuotos pagal einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną juridinio asmens turimo apmokestinamojo nekilnojamojo turto mokestinę vertę. Avansinis nekilnojamojo turto mokestis sumokamas iki einamųjų kalendorinių metų kovo 15 dienos, birželio 15 dienos, rugsėjo 15 dienos. Dabar papasakosiu apie įmonės mokestinės prievolės susijusias su gyventojų pajamų mokesčiu, toliau GPM. Lietuvos įmonė išmokėdama išmokas gyventojams turi vadovautis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, toliau GPM įstatymo nuostatomis ir vykdyti pareigas susijusias su GPM apskaičiavimu, išskaičiavimu ir sumokėjimu bei išmokų deklaravimu. Gyventojo gautų pajamų apmokestinimo pajamų mokesčių nuostatos, mokesčio tarifo dydis, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka priklauso nuo pajamų rūšies bei pajamų dydžio. Pagal GPM įstatymo 22 straipsnį gyventojo pajamos skirstomos į 2 klases – A ir B. A klasiai priskiriamas pajamas apmokestinti privalo šias pajamas išmokėjęs asmuo, o B klasiai pats pajamų gavėjas. Taigi, įmonė išmokėdama gyventojams A klasės pajamoms priskiriamas pajamas, pavyzdžiui, darbo užmokesčio pajamas darbuotojams, dividendus, nuomos ir kitas GPM įstatymo 22 straipsnio antroje dalyje nurodytas pajamas, nuo jų privalo apskaičiuoti, atsižvelgiant į pajamų rūšį, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą pajamų mokestį, taikydama GPM įstatymo 6 straipsnyje nustatytą pajamų mokesčio tarifą. GPM įstatymo 6 straipsnyje nustatyti gyventojų pajamoms taikomi pajamų mokesčio tarifai. Priklausomai nuo pajamų rūšies yra 5 procentai, 15 procentų ir 20 procentų. Be to, atsižvelgiant į gautų pajamų dydį, dar taikomi progresiniai pajamų mokesčio tarifai – 20 procentų ir 32 procentai. Perskaičiuoti pajamų mokestį, taikant progresinį pajamų mokesčio tarifą, atsiranda prievolė pačiam gyventojui deklaruojant pajamas. 20 procentų pajamų mokesčio tarifas taikomas su darbo santykiais susijusioms, tai yra darbo užmokesčio pajamoms išskyrus ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas. GPM nuo darbo užmokesčio yra skaičiuojamas taip. Iš priskaičiuoto darbo užmokesčio atimamas GPM įstatymo 20 straipsnėje nustatyta tvarka apskaičiuotas mėnesio neapmokestinamasis pajamų dydis. Jeigu darbuotojas darbdaviui yra pateikęs prašymą taikyti neapmokestinamąjį pajamų dydį
ir nuo likusios darbo užmokesčio dalies išskaičiuojamas 20% GPM. Taip pat 20% pajamų mokesčio tarifas taikomas tantiemoms ar atlygiui už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje ar paskolų komitete. Iš darbdavio gautiems autoriniams atlyginimams ir mažųjų bendrijų vadovų, nesančių jų nariais, pagal civilinę sutartį už vadovavimą mažosioms bendrijoms gautoms pajamoms. Jeigu bendra metinė šių pajamų suma viršija 60 šalies vidutinių darbo užmokesčių, toliau VDU, kas 2025 metais sudaro 126 532 eurus 80 euro centų, tai tokių pajamų viršijančiai daliai yra taikomas 32% pajamų mokesčio tarifas. Kaip minėjau, dėl skirtingų tarifų taikymo perskaičiuoti GPM ir pajamų mokesčio skirtumą 12% sumokėti biudžetą privalo pats gyventojas, deklaruodamas metinės pajamas. 15% GPM tarifas taikomas kitoms nesusijusioms su darbo santykiais apmokestinamosioms pajamoms, palūkanoms, autoriniams atlyginimams ne iš darbdavio, pajamoms iš turto pardavimo, turto nuomos pajamoms, honorarams, azartinių lošimų laimėjimams, dovanoms, prizams ne iš darbdavio ir kitoms pajamoms, išskyrus pajamas iš individualios veiklos, paskirstytojo pelno, tantiemas ir atlygį už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete, iš darbdavio pagal autorinės sutartis gautas pajamas, mažųjų bendrijų vadovų, kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pagal civilinę paslaugų sutartį gautas pajamas. 5% GPM tarifas taikomas pajamoms už parduotas atliekas, išskyrus individualios atliekų pirkimo pardavimo veiklos pajamas. Jeigu bendra metinė visų šių pajamų suma viršija 120 VDU, tai tokių pajamų viršijančiai daliai yra taikomas 20% pajamų mokesčio tarifas. 2025 metais 120 VDU sudaro 253 065 eurus 60 centų. Perskaičiuoti pajamas dėl progresinio mokesčio privalo pats gyventojas, deklaruodamas metinės pajamas. Nekintamas 15% GPM tarifas taikomas pajamoms iš paskirstytojo pelno dividendams, ligos, įskaitant išmokamas darbdavio, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokoms, neatsižvelgiant į gautą metinių pajamų sumą. Plačiau apie pajamų mokesčio tarifus galite rasti VMI interneto svetainėje mokesčių žinyne skaidrėje pateikta nuoroda. Įmonė GPMI 23 straipsnėje nustatyta tvarka nuo A klasės išmokų išmokėtų iki mėnesio 15 dienos išskaičiuota GPM turi sumokėti į biudžetą iki to paties mėnesio 15 dienos. O nuo A klasės išmokų išmokėtų po mėnesio 15 dienos GPM turi sumokėti į biudžetą iki to paties mėnesio paskutinės dienos. Duomenys apie gyventojams išmokėtas jų atitinkamos rūšies pajamas priskiriamas tiek A klasės, tiek ir B klasės pajamoms ir nuo jų išskaičiuota GPM įmonė, atsižvelgdama į GPM įstatymo 24 ir 33 straipsnių nuostatas, turi deklaruoti VMI pateikdama atitinkamos formos deklaracijas. Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM 313 forma, kuri teikiama mėnesiui pasibaigus iki kito mėnesio 15 dienos. Ir metinės gyventojams išmokėtų išmokų priskiriamų A ir B klasės pajamoms deklaracijos GPM 312 forma,
kuri teikiama kalendoriniams metams pasibaigus iki kitų metų vasario 15 dienos. Pagal nuo 2026 metų sausio 1 dienos įsigaliosiančias GPM įstatymo nuostatas nuo 2026 metų keičiasi GPM tarifai. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė GPM įstatymo pakeitimo įstatymą, kuriuo pakeistas GPM įstatymo 6 straipsnis, pagal kurį gyventojo pajamos išskyrus šiame straipsnėje nurodytas išimtis bus sumuojamos, išskyrus GPM įstatymo 6 straipsnio 6 dalyje nurodytas pajamas, kurios apmokestinamos taikant 15% GPM tarifą, bei fiksuoto dydžio GPM apmokestintas pajamas ir apmokestinamos taikant 20, 25 ir 32% pagrindinius mokesčio tarifus, priklausomai nuo gautos metinių pajamų sumos, atitinkančios skaidrėje nurodytą VDU dydį. Į metinę šiais tarifais apmokestinamų pajamų dalį įskaičiuojamos pajamos iš darbo santykių, pajamos iš individualios veiklos pagal pažymą, tantiemos, atlygis už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, autoriniai atlyginimai iš darbdavio, mažosios bendrijos vadovo, kuris nėra tos bendrijos narys, pajamos už vadovavimo veiklą, neindividualios veiklos pajamų už atliekų pardavimą, metinė pajamų gautų vykdant individualią veiklą su verslo liudijimu dalis viršijanti 50 000 eurų. Pajamos ne iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių. Neatsižvelgiant į gautų pajamų sumą, 15% tarifu apmokestinamos ligos, įskaitant išmokamas darbdavio, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos. Pajamos iš paskirstytojo pelno dividendai. Ne per investicinę sąskaitą įgytų akcijų, dalių ar pajų pardavimo pajamos, jeigu jie buvo išlaikyti ilgiau nei 5 metus iki jų pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn. Ir kitos skaidrėje nurodytos gyventojo pajamos. 15% GPM tarifas taikomas kitoms nesusijusioms su darbo santykiais apmokestinamosioms pajamoms, kai pajamų suma neviršė 12 VDU. Tai palūkanoms, autoriniams atlyginimams ne iš darbdavio, pajamoms iš turto pardavimo, turto nuomos pajamoms, honorarams, azartinių lošimų laimėjimams, dovanoms, prizams ne iš darbdavio ir kitoms pajamoms. Išskyrus pajamas iš individualios veiklos, paskirstytojo pelno, tantiemas ir atlygį už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete, iš darbdavio pagal autorinės sutartis gautas pajamas, mažųjų bendrijų vadovų, kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimo veiklą gautas pajamas, ne individualios veiklos pajamas gautas pardavus ar kitaip nuosavybėn perleidus atliekas. 12 VDU viršijanti pajamų sumą apmokestinama taikant pagrindinius GPM tarifus 20, 25, 32%. 5% GPM tarifas taikomas pajamoms už parduotas atliekas, išskyrus individualios atliekų pirkimo pardavimo veiklos pajamas, kai pajamų suma neviršė 12 VDU. 12 VDU viršijanti pajamų suma apmokestinama taikant pagrindinius GPM tarifus 20, 25, 32%. Išmokėdamas gyventojui A klasiai priskiriamą išmoką, mokestį išskaičiuojantis asmuo tarifą pritaiko atsižvelgdamas tik kitos konkrečios išmokos dydį. Tai yra, ar konkreti išmoka viršė ar neviršė GPMI nurodytą VDU dydį.
Tačiau, jeigu A klasiai priskiriamas išmokas gyventojas iš to paties asmens gauna periodiškai, gyventojo prašymu gali būti pritaikomas ir skaičiuojamas GPM tarifas, atsižvelgiant į bendrą per metus planuojamą išmokėti išmokų sumą. Daugiau informacijos apie gyventojų pajamų apmokestinimo pokyčius nuo 2026 metų galima rasti VMI interneto svetainėje, paspaudę mokesčių žinynas ir pasirinkę mokesčių pakeitimai 2026 metais. Skaidrėje pateikta nuoroda. Tai tiek apie juridinių asmenų mokestinės prievolės susijusias su GPM. Na, o dabar trumpai pristatysiu žemės mokestį. Žemės mokesčio mokėtojai yra visi privačios žemės savininkai, kurie einamųjų metų birželio 30 dieną turi žemės sklypų privačios nuosavybės teisėmis ir kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonės. Jei žemės sklypą įgijote iki kalendorinių metų birželio 30 dienos, tai žemės mokestį turėsite mokėti tais pačiais kalendoriniais metais. Jei žemės sklypą įgijote po Liepos 1 dienos, tai žemės mokestį turėsite mokėti tik kitais metais. Žemės mokesčio objektu nelaikoma miško žemė ir žemės ūkio paskirties žemė, kurioje įveistas miškas Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka, jei miško žemė įregistruota NTR kadastriniuose rodikliuose. Žemės mokestį jums apskaičiuoja VMI pagal nekilnojamojo turto registro duomenis, kuriuos pateikia valstybės įmonė registrų centras, savivaldybių nustatytus tarifus ir lengvatas. Žemės mokesčio tarifas yra nuo 0,01 iki 4 procentų žemės mokestinės vertės. Žemės mokestis turi būti sumokėtas iki kalendorinių metų lapkričio 15 dienos. Tuo atveju, jei lapkričio 15 diena yra poilsio diena, tai žemės mokestis turi būti sumokėtas iki kitos darbo dienos einančios po lapkričio 15. Dabar pristatysiu pridėtinės vertės mokestį, toliau PVM. Jeigu apmokestinamasis asmuo vykdo PVM apmokestinamą veiklą Lietuvoje ir jo pajamos iš tokios PVM apmokestinamos veiklos per praėjusius arba einamuosius kalendorinius metus viršė 45 000 eurų ribą, tai tokiam asmeniui atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojų. Nustatant prievolę registruotis PVM mokėtojų, svarbu, kad prekių teikimas, paslaugų teikimas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, toliau PVM įstatymo nuostatas būtų įvykęs Lietuvoje. Nustatant prekių teikimo vietą PVM požiūriu, vadovaujamasi PVM įstatymo 12 straipsnio nuostatomis. Paslaugų suteikimo vietai nustatyti taikomos PVM įstatymo 13 straipsnio nuostatos. Tuo atveju, jeigu prekės, paslaugos nelaikomos patiektomis, suteiktomis Lietuvoje, tai gautas gautinas atlygis už patiektas prekes, suteiktas paslaugas, neįskaičiuojamas į 45 000 eurų sumą. Nors ir nepasiekus 45 000 eurų pajamų ribos, Lietuvos apmokestinamajam asmeniui atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojų, kai iš ES PVM mokėtojų ar privalančių jais būti asmenų įsigytų prekių vertė per praėjusius kalendorinius metus viršijo 14 000 eurų, ar einamaisiais metais numatoma šią ribą viršyti, neįskaitant PVM sumokėto kitoje ES šalyje. Taip pat Lietuvos apmokestinamajam asmeniui atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojų, kai įsigyjamos paslaugos iš užsienio valstybių apmokestinamųjų asmenų, už kurias pagal PVMI 95 straipsnio 2 dalį privaloma apskaičiuoti ir sumokėti PVM Lietuvoje, pavyzdžiui, reklamos, tarpininkavimo ir panašiai. Ir arba kai teikiamos paslaugos, kurių teikimo vieta
pagal PVM įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatas laikoma kita AS valstybė narė, išskyrus atvejus, kai paslaugos toje valstybėje neapmokestinamos PVM arba taikomas 0 procentų PVM tarifas. Jei registruotis turite tik dėl prekių iš ES, kai per kalendorinius metus viršijama 14 000 eurų įsigijimo, paslaugų iš užsienio šalių įsigijimo ar paslaugų į ES teikimo, tačiau įmonės veiklos pajamos Lietuvoje neviršė 45 000 eurų per praėjusius ar einamuosius kalendorinius metus, galite rinktis registruotis PVM mokėtojų, taikančių smulkiojo verslo schemą Lietuvoje. Taikant šią schemą nereikia apskaičiuoti ir mokėti PVM už įmonės parduodamas prekes ir teikiamas paslaugas Lietuvoje. Tačiau jeigu įmonės veiklos pajamos Lietuvoje viršė 45 000 eurų per praėjusius ar einamuosius kalendorinius metus, įmonė privalo registruotis įprastų PVM mokėtojų. Jeigu neviršijamos anksčiau paminėtos ribos, PVM mokėtojų galima registruoti savanoriškai. Kai apmokestinamasis asmuo privalėjęs pateikti prašymą įregistruoti jį PVM mokėtojų, to nepadaro, jis privalo skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM už prekes ir arba paslaugas, už kurias jis privalėtų skaičiuoti ir mokėti PVM, būdamas PVM mokėtoju. PVM įstatymo 92 straipsnis. Apskaičiuota mokėtina PVM suma turi būti sumokėta į biudžetą iki 25 dienos kito kalendorinio mėnesio, einančio po to mėnesio, už kurį ji buvo apskaičiuota, kartu pateikiant valstybiniai mokesčių inspekcijai tinkamai užpildytą pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų neįregistruoto asmens mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaitos FR 0608 formą. Skaičiuojant 45 000 eurų atlygio sumą, pajamos vertinamos taikant kaupimo principą. Tai yra, atsižvelgiama į gautą atlygį už šalies teritorijoje patiektas prekes ar suteiktas paslaugas, išrašytuose patiektų prekių bei suteiktų paslaugų apskaitos dokumentuose apskaičiuota, bet dar negautą atlygį. Taip pat atlygį ne pinigais, bet kitomis prekėmis ar paslaugomis. Skaičiuojant 45 000 eurų atlygio sumą, neatsižvelgiama į atlygį už prekių teikimą, paslaugų teikimą už šalies teritorijos Lietuvos ribų, į atlygį už PVM neapmokestinamų prekių teikimą ir ar paslaugų teikimą. Neapmokestinamos prekės, paslaugos įvardintos PVMI 4 skyriuje, į avansų sumas, į atlygį už ilgalaikio turto naudoto ekonominėje veikloje pardavimą bei į atlygį už nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų tiekimą, bei PVM įstatymo 28 straipsnyje nurodytų finansinių paslaugų teikimą, jeigu šie sandoriai yra atsitiktinio pobūdžio ir asmuo paprastai tokia veikla nesiverčia. Skaičiuojant iš kitų valstybių narių įsigytų prekių vertę, tai yra 14 000 eurų ribą, neatsižvelgiama į įsigytas prekes, kurios kitoje valstybėje narėje buvo apmokestintos taikant specialią apmokestinimo schemą maržą, kurioms, jeigu tokių prekių teikimai vyktų Lietuvoje, tai būtų taikomas 0 procentų PVM tarifas pagal PVM įstatymo 43, 44 ar 47 straipsnių nuostatas, kurių tiekimas, jeigu jis vyktų Lietuvoje, būtų PVM neapmokestinamas, kurias teikia asmenys neįsiregistravę PVM mokėtojais ir neprivalantis tokiais būti, bei naujas transporto priemonės ar akcizais apmokestinamas prekes. Kai asmuo vienas ar kartu su susijusiais asmenimis kontroliuoja keletą 2 ir daugiau juridinių asmenų,
kurie vykdo ekonominę veiklą ir visų jų atlygio už patiektas PVM apmokestinamas prekes ir arba suteiktas PVM apmokestinamas paslaugas, suma per praėjusius ir ar einamuosius kalendorinius metus viršė 45 000 eurų ribą, arba iš kitų ES valstybių narių įsigyja prekes ir visų įsigytų prekių vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo ir ar einamaisiais kalendoriniais metais numato viršyti 14 000 eurų. Tai toks asmuo, jei jis vykdo veiklą ir visi jo kontroliuojami asmenys privalo registruotis PVM mokėtojais. Prievolė sumuoti pajamas įsigyjamų prekių vertę nebūtų, jeigu asmenys galėtų įrodyti, kad nei vienas jų valdymo organas ir arba atskiras valdymo organų narys nėra tas pats asmuo ir jų faktiškai vykdoma ekonominė veikla nėra to paties pobūdžio ir jie neveikia vienas kito naudai ar interesais. Kontroliuojančių asmenų sąvoka yra nustatyta PVM įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje. Susijusių asmenų sąvoka PVM įstatymo 2 straipsnio 31 dalyje. Kokias pareigas turi juridinis asmuo PVM mokėtojas, kuris pasirenka taikyti smulkaus verslo schemą toliau SVS? PVM mokėtojas už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas turi išrašyti PVM sąskaitą faktūrą. Turi VMI elektroniniu būdu teikti gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų registrų duomenys į išmaniosios mokesčių administravimo sistemos posistemį į SAF. Pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kito mėnesio 25 dienos pildyti PVM deklaracijas FR 0600. Turi deklaruoti ir sumokėti PVM nuo parduodamų PVM apmokestinamų prekių ar paslaugų bei iš užsienio valstybės įsigytų paslaugų ar iš kitos ES šalies įsigytų prekių. Atsiradus prievoliai iki kito mėnesio 25 dienos turi pateikti prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas ES valstybės narės ataskaitą FR 0564. Juridinis asmuo PVM mokėtojas taikantis SVS. Už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas išrašo supaprastintą PVM sąskaitą faktūrą. Gautų ir išrašytų PVM sąskaitų faktūrų neturi teikti į ISAF. Mėnesiui pasibaigus iki kito mėnesio 25 dienos turi pateikti PVM deklaraciją PVM 101, bet tik už mėnesius, kai perkamos paslaugos iš užsienio, teikiamos paslaugos į ES ar įsigyjamos prekės iš ES. PVM nuo savo parduotų prekių ir paslaugų neskaičiuoja ir nemoka. Atsiradus prievoliai iki kito mėnesio 25 dienos turi pateikti prekių teikimo ir paslaugų teikimo į kitas ES valstybės narės ataskaita FR 0564. Konsultacijas ir paaiškinimus mokesčių už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir deklaravimo klausimais teikia Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos. Šioje skaidrėje pateikta informacija, kaip savarankiškai surasti informaciją mokesčių klausimais. Mokomieji elektroniniai įrašai skelbiami Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanale. Dėkojame už dėmesį.